Jeigu man namuose. Uzigoteka. Nip, ori maniešuri. Origo maka wakangai. Mwana kotore rumana. Ibijomba. Na bindi. Ha, bindi sanda bijira padi. Na nyama. Ngibi rumba bjani. Tai čia žiūrėk, jų pietus. Keletas saldžių bulvių, tai viskas. Tai visas jų pietus. Jeigu laimė, tai turi druskos. O daug kartų nei druskos, apie mėsą, tai tik per kalėdas ir Velykas. Vagi zamahir, kogo vasakuč, oboni ibihombi čumi. Tai gali nusipirkti druskos ir alėjos. Šiaip turiu tik tie saldžios bulvės vandenį, daugiau nieko. Komida. Vit kvande? Uramwana. Vit kvande? Bagambitsi. Ariko ararwaye. Ararwaye iki? Malaria. Malaria. Nawo wabonye. Aš manau, kad visur gyvenime, sakoma, psichologiškai žmogui pirmatiniai įspūdžiai yra patys įdomiausi ir lemiantis. Taip ir man pats pirmatinis įspūdis buvo šičia, tos didelis skirtumas tarp Europos ir čia. Ir nežiūrint šitų žmonių didelis nuoširdumas nuo pat pradžios. O nežiūrint šitą sunkaus gyvenimą, jie turi gerą giedrumą, dosnumą. Ir jeigu kas praeitų pro šoną vakare, yra normaliausias dalykas čia pas mus nakvok. Nes jie turi tokį gražią priežiūrą, kur žmonės turi gerą širdį, ten ant vieno kiškio kailio gali 5 pernakvoti. Ir jeigu valgo, tą mažai ką turi, dalinasi. Tai sakant, nežiūrint sunkaus gyvenimo, nėra desperuoti, beviltiški. Ir sunūri, nesunūri, priešingai. Kai mokinaus kalbos, su vaikais eidavo prie šito gražio ežero tenais maudytis. Ir vieną dieną sakiau, darysim iškylą. Jau keletą valandų ėjome ir pasimkite ką nors. Aš nežinau, kad jie ir pirmą, kai atėjo rytas, jie atėjo pas mane, žiūri, nieko neturi. Jis neturi joko pasimti. Aš turėjau tokį dėžikę bananai įsidėjus ir vieną riekį duonos ir vandens. Po kiek laiko vėl dariau iškylą ir nuvykę prie ežero, viena mergaitė atidaro tokią skarelę ir duona šviežiai iškepta. Man tai buvo kaip stebuklas, nes jie duonos neturi, bet matyt, jie žinojo, kad man duona patinka, mums baltiesiems duona patinka. Ir tais laikais arti parapijos dar buvo maža kepykla, tai taip ir... O tai man buvo iš pradžios toks padrasinimas, žmonių nuoširdumas, nors didelis neturtingumas. Animal já tiramos via bindi, via vese Nibia. Come se kubaka. No, arukuru bikia koria. Kas mane skatino tą sodybą įkurti, buvo tas jaunimas, su kuriuom dabar esam Palapinėse. Nes aš nuo pat pradžių organizavau savo misijinį darbą, gyvendamas tarp žmonių, kadangi čia nėra, sakant, padorų namų, tai aš gyvendavau Palapinėje kartu su jaunimu. Ir tam jaunimui, aišku, labai patikdavo tas gyvenimas Palapinėse ir apvaikščioti trobas, ypatingai aplankyti žmonės, kuriems reikia pagalbos. Tai tas jaunimas, kuris padėjo man, sako, kunigė, mums labai smagu tave lydėti, gyventi Palapinėse, padėti mūsų žmonėms, bet padėk ir mums, nes mūsų ateitis be ateities. Ir jie paskatino įkurti vietą, kur būtų galima išmokti rašyti, skaityti amatų ir kur turėtų namus. Oi, rigusa a mesa hagati i birgo korohande go muna tambuka ada burigi handa gomba ko kanda gira ko yando libio
Aš pats pabėgėlis iš Klaipėdos. Pokaris buvo labai žiaurus Vokietijoje. Turėjo matyti, kaip mano tėvelis pataikytas skeveldrus bombos prieš mane mirė. Buvau tuomet 5 metų ir pusė. Paskui badas, žeminimas, sakant, smerkimas žmonių ir, sakant, baisus neturtas po pokaryje. Bet pačiu laiku pastebėjau, sakant, kaip tik tarp šitų žmonių, kiek gera širdiškumo ir aš pats galėjau lankyti gimnaziją, vasario 16-osios lietuvių gimnaziją, DK lietuvių geradarių, gerą širdžių lietuvių. Tai aš manau visą tai prisidėjau, kad manyje liko tas noras pasakyti ačiū tiems žmonėms, kurie man padėjo ir aš padėčiau kitiems, kuriems reikia pagalbos. Io mi farò noi vasti, direi io cantare voi a voi. Ma no, andiamo. Pascire, vai lì. Dove c'è?
nežinau, nuo kokio galo pradėti, kadangi, sakant, reikalų, žmonėms pagelbėti, nežinai, ką tu parinksi, kur tu padėsi, nes toks gyvenimas labai ribotas, bet matydamas jų linksmumą, jų pasitikėjimą gyvenimo, tą galima lengvai pasivėti, kažkaip man tas padrasino. Aišku, buvau, iš pradžios bėgdavo vaikai, bet tas yra, sako, aišku, mergaičių vaikų ten toks poreiškis, kaip teko patirti Lietuvoje, kai atvažiavo pirmą kartą ruandiečius Lietuvoje, kai irgi vaikai maudėsi ežerą, pamato tos negrus ir iš ežero paliko rūbus ir dviračius ir bėgo namo, kada niekad nemato juodo žmogaus. Svarbu labai gerai, labai yra mokėti kalbą. Nes kalba yra ne tik priemonė suprasti viens kitą, bet taip pat ir įeiti į tą mentalitetą. O čia šita ruandiečių kalba yra tikrai ne kaip kokia nors Europos kalba, kur taip savo, bet bantų kalba labai sudėtinga, labai kilni. Labai taisyklinga ir kalbant ją įeini į jų dvasią, į jų mentalitetą. Tiek, kad, pavyzdžiui, dabar jaunimas čia daugumas mane laiko savo žmogum, neatskiria, nemato mane kaip svetimą baltą. Labai svarbu turėti šitą sveiką, gražią, tvirtą jaunimo grupę, kurie mane lydėdavo ir kurie, kaip jau minėjau, sakė, kunigė, mums labai smagu su tavim keliauti, gyventi medžiaginiuose namuose, taip jie vadina palapinės, ir padėti mūsų žmonėms, bet padėk ir mums, nes mūsų ateities, nes mes esame analfabetai. Ir tada, sakant, buvau paskatintas visai ieškoti, kaip jiems kurti struktūras ir taip pat iš jų tą idėją jaunimo sodybą sukurti, kuri dabar, ačiū Dievui, vėl atstatyta, nes prieš 14 metų buvo per šitas durnas žudynės, kurios yra ne jų išmislas, bet importuotos, sugrauta ir paskui buvo vėl atstatyta. Atėjo tas žiaurus laikas, kadangi žinojo, vis tiek nujaučia, kad, nes man buvo pasakė, tuomet prieš išvykstant, kad į sodybą negalim vykti, ten šaudo, guli lavonų pakeliui. Tai negalvoju, kad tai blogai bus, bet nujaučia, kad yra daug nužudyto ir užėjo depresija baisi, nes norėjo daugiau gyventi. Norėjo tik kur nors eiti į nuošalę vietą, verkti, melstis ir mirti.
Shirama. Enda. Naho natemeye inziga yanjye ndi kuyobora ahantu kigenda kugira ngo rukere ariko mba bari ko kwakomeye nako kububizi wangireka nk'ibi ariko zega nyose isonga impaniki no karayanje Ntabwo gusatuza kuri metero Zaragapa Neme tabuta ariko keko bane kumujyana haruguru hari ibuta bayikamuzanye na ingene n'abantu bano kumuzanya ni hano wana mwoyo Ваша курья? Qualcosa in nasce di voi Ivani. Muraho neza. Muraho. Wagize amahirwe uyu munsi ndagusanga hano mu rugo. N'amahoro. N'amahoro. Nibyo. Basariwe neza. Muraho. Ariko imvura iransaruza nabi. Imvura? Imvura irabyica. Iraba? Inzu iraba? Ibi. Jis atsiprašė, kad negražiai apsirengęs, sako, ne, žinojau, kad apie 3 svečių.
Tai sakau, nesijaudinkit, darbo rūbai yra garbė. Yra negarbė būti gražiai apsirengusiam ir būti parasitu, sakant, gyventi iš kitų darbo, ne pačiam nedirbti. Tai, sakau, yra garbė prieš Dievą, prieš žmonės. Jeigu žmogus darbo rūbai sudraskyti, purvini nuo didelio darbo, tai čia yra tik pagarba. Ir bendrai žmonės žino, kad tokius aš gerbiu pirmoji vietoj. Yavuti riari akana. Yavuti kuna kunyanisha nunzi. Wagata tu. Wakabiri. Žmona nuėjo pas, tenais, sakant, kur gydo, bet ten daktaras tikras, kur mes valgėm. Tai nuo čia iki ten pėsčiomis yra, ypatingai čia žemyn pakalnė, paskui vėl lipti. Nu, kilometrą gal nedaug, kokie 13-14, bet žemyn aukštyn su mažu vaiku. Ir jie neturi pinigėlių kišenėje, tai niekas nepadeda. Neseniai gimė vaikas 2 mėnesių, ne 2 mėnesių, mėnesių ir pusė. Nip, kuda chicken hego zakome zago hinganeza? Undi nago muna chicken eji. Nago muna chicken eji, umuntu arakora. Gutunga mwana. Merci. Vaikas, mažiutas vaikas, gimė vasario pabaigoje 25. 25 kovo, dabar yra prieš mėnesis ir keletą dienų tik tais. Jis sako savo tyliai prieš save, sako, dėkoju Dievui, kad tu kuniga čia esi. Nes šiaip joks velnės jiems vaistų neduota. Turėtų pirkti, bet dabar aš jam dėva pinigų, bet šiaip jie turi pardavinėti šitų, porą centų gaunu, kad ir vaistai labai brangus. Miega, sakant, drėgmai, bet dėkiu neturi geros lovos, daugiausia ant žemės miega. Tai laimingi jie, kad čia, sakom, susidūrim taip, o kitur. Bet va, sako, dirba jis čia sunkiai lauką apdirba, lietus dalį nuplauna ir tai jų gyvenimas, kova su gamta. Pažiūrėk šičia, ar su arkliu ir arti galima. Jokį būdą aš nemanau. Nei traktorius. Matai, o jie čia su koptukais sunkiai dirba tarp akmenų. O čia auga 2 augalai, kurie yra tiesiog Afrikos ir Pietų Amerikos išgelbėjimas. Yra mandioka ir saldžios bulvės. Ir gali būti 2 mėnesiai be lietaus auga. Ir noksta yra nuostabi. Bet va, tokius akmenys, bet kiek čia O čia įrodymas, prieš mėnesį praėjau, vyras kirto krūmus, kaip čia tie krūmynai. Lygiai taip. Ir jis iškirto šitą gabalą žemės, o ten guli dar krūmai iš šono, pasodino saldžių bulvų ir jau pradėjo augti. Ir, sakant, taip užkarauja, bet čia jis gerą gabalą žemės, nes po krūmais žemė derlinga, dar nepavargosi. Bet va, kaip jie viskas rankų darbu, su machetėm išpjauna krūmas, paskui tą išparena tą žemę ir jau po keletą mėnesių jau turės gražių saldžių bulvų. Nipi ora hinga. Vapi, bohoro, umanepia. Uju no algero maitą. Gal su premijėlį, kadangi dirba namie, tėvams padeda. Kira. Ora hinga bohoro. Nago hingan vapi. Uda hinga vapi. Jį turi kasdien vandens parnešti. Ten kur nors slėnį yra irgi toks pusiau šaltinis. 7 metų vaikai turi dirbti. Pagal iki paskutinių jėgų. Bet jeigu neprimuša,
Aną dieną mačiau 11 metų piemenį, tai didžiausias maištas žolių karvai, tai jis jau negalėjo peiti. Čia pas mus sodybė yra viena mergaitė, čia, kurie tie bananai, čia viena moteris gyvena. Ir jūs, kai atėjom, dar ranką aštinus, sėdė ten, sako, serga, bet nežinau, kas ten buvo paina pūlo. Sako, čia jūsų dukra, ne. Tai kas jinai? Nu, sako, čia buvo kur nors, po karo, tai paėmė pas mane ir dirba. Ne, į mokyklą nesunčia nieko, jie yra 15 metų, dabar pas mus mes sunčiam mokyklą, pas vaiko. Bet dar vergystė dar egzistuoja. Paėmė vaiką ir jie turėjo dirbti. Bravo. Amakuru, vedi quando? Vedi quando? Vuikure. Jo vardas yra Vuikure, reiškia iš toli atėjau. Kutas uza padri. Vedi quando? Donata? Jo Kinyarwanda? Jie Batizgwe? Jo Kinyarwanda, izna jo Kinyarwanda. Klausia, kiek saldainų nori. Angahe. Šiek angahe. Čiumi. Oi, 10 sprašau. Jeve. Čiumi. Reba niva i ruzi. I ruzi. Kira. Akira. Ricondiscimi go i tungoriava yarakis. Biabai Kuba ye. Dicimi go kiagi na hageze kugie gikwie. Nip. Gaho. Abana moraveho. Ir mandioka džiovina ir trauba. Ir gyvena, reiškia, 5 vaikai, tėvai 7 žmonės. Ir dar vištos naktį yra traubai. Įeinu razifide? Har ni biki? Kazo gatoja? Na kanyana. Vaga funza Burundo. Tkviza i zuba ko bera hatosa kjane. Natko tagizi kiba za hatosa hosa. Gaho. Kameramo vjej. Namahoro. Tai, sakant, nuostabus žvaigždėtas dangus, tiesiog atrodo gali liesti. Tai jie turi tokį priežodį, Dievas dienos metu kur nors savo vaikštinėja, o vakare naktį grįžta į Ruandą. Iš kur jie tą ištraukė, nežinau, bet jie šiaip į gamtą nestebi. Šitą boną man pasakė, kunigė, nuo kada tavęs pažinau, aš pradėjau stebėti minulį, kaip atsirado naujas ir pilnatis ir panašiai, ir grožis. Buvo tik pasakęs, prieš kiek laiko vienas vyrukas man sako, kunigė, kodėl jūs, oripiečiai, sodinat gėlių? Nei valgyti, nei virti, kaip iš tos gėlės sodinat? Aš tai negaliu suprasti jūsų. Ir tu dar užmoki darbininkai, kad prižiūrėti tavo daržą gėlių būtų. Tai matai, koks ryšys su gamta. Jo, ien. Piri? Jo. Maganabiri? Maganabiri. Maganabiri baravinda chai. Maganabiri kenda maganatanda tu? Oya. Maganabiri mbega maganatatu nivs mbega. Va, kiek čia darbo jos sodint, sako dabar nuneščiau į turgų, gaučiau. Jeigu daug gaučiau, 300 frankų. Tai 300 frankų, tai būtų 1 litras. Ir kiek čia darbo įdėta. Tai va. O už 1 litrą vaistų negauna. Tai ką daro? Matai, jau dreba, jau sakant, suvargęs nuo lygos, nuo persišaldymo. Kaip maži vaikai miršti nuo persam, taip ir jie, nes toks jų gyvenimas. Iš kur jie gaus pinigų?
Jo, tikrai sunkus gyvenimas. Bet tokius dalykus reikia pačiam matyti. Jeigu pasakoju, daug kas netiki. Daug kas netiki. Tai dabar aš jiems duodu šitie 10 000, tai čia vienu metu uždarbis. Nors tas yra neatsakymas, žmonės turėtų savo jėgomis išgyventi, bet išgyventi čia savo. Ano Robagi Mahande. Ar går det titira? Ngari susumira. Umaze igiye kingana iki? Maze igihe kinini. Kinini? No muriro. Gukorera no muriro ibingibi. Reba nagu biresha ibinja. Iene Robagi Mahande hano gukorera. Njuma je kurja kime nibio.